aš kaip ir nenorėjau tų vaikų. Galvoju, užtenka man tų vaikų ir dabar vyras jaunesnis 10 metų. Aš į tave, žinok, per daug vilčių nedėjau, aš tau pasakysiu. Žinai, ką aš irgi. Tai tu norėjai mane pririšti su vaiku. Labai greit pastoja ir mes rankom trinam. Šitas gal nesmagus momentas. Skambinam gydytojai, kad reikia vėl priimti ir kažkaip važiuojam. Rūta sako, Dieve, prašau. Aš nenorėčiau šito pakartoti. Tai va. Tas procesas iš tikrųjų labai yra skaudus. Sveiki atvykę į mūsų 5. podcastą. Šiandien aš dėl jūsų pasipuošiau. Tema tokia labai jautri, tai galvoju, bent jau būsiu spalvinga. Tikrai jautri pabandysim, aš pabandysiu iš tikrųjų neapsiverkti, nes mes kalbėsim apie vaikus, kalbėsim apie tai, kodėl mes iš tikrųjų nenorėjom. Paskui išsimanėm. Paskui kažkas įvyko, išduosiu paslaptį. Rūtos iniciatyva, kažkaip paskui nusprendėm, kad galbūt reikia eiti šitą kelionę. Ir ačiū Dievui tai įvyko, nes tikrai Kamilytė mano yra didžiausia dovana dabar. Buvo be galo sunku ir tikrai emociškai ir taip buvo tokių skaudžių momentų iki to, tai visus šitos ir pasidalinsim. Labai atvirai pasidalinsim ir mes su Mindaugu esame 11 metų kartu, mūsų mergaitė 3,5 metukų ir aš gimdžiau dukrytę, tai man buvo 42 ir jau toks buvo pakankamai vėlyvas laikas ir mes keiname kokią televizijos laidą ar kažką, tai šitą temą būna visada taip, tai kaip jums sekėsi, kaip jūs apsisprendėt, kaip pasiryžot. Tai mes šiandien galvojam taip labai atvirai su jumis pasidalinsim visų procesų ir žinot kaip, man labai taip įstrigo, visai nesenai skaičiau, sako, anksčiau žmonės gyvendavo vieni šalia kitų, žinai, ir girdėdavo, kaip ten poros pykstas, arba žinodavo, kad jie irgi eina per sunkumus. O dabar, sako, visi Instagrame keliam fainas, tobulas šeimas, įdedam tik tai gimimą, vestuvės. Ir jeigu būna konfliktas ar sunkesnė emociška situacija, tai atrodo, kad tu vienas kažkoks nesusitvarkai. Bet tai dėl to mes norim tos podcastus daryti tokius atvirus, ir pasidalinti, kaip mes jautėmės, kaip mes jaučiamės ir kaip galbūt kaip tą sprendžiam. Taip, kad tu žinotum, kad tu irgi esi ne viena ir visi mes žmonės einam per panašius dalykus. Gal pradėkim nuo to, kodėl mes iš pradžių nenorėjom vaikų. Nes kai aš sutikau šitą vyrą, tai man jau buvo, aš nežinau kiek, kokie 35 gal. 35, aš esu 9 metais jaunesnis, Rūta sako 10, nes ten yra tarpas, kada 9. Tai man buvo apie 25-6, tai aš ir... Taip. Aš kaip ir nenorėjau tų vaikų. Taip. Iš tikrųjų. Ir neaišku, kodėl. Suprantat, nėra, kad ten mes kokius 5 metus iš vis net nesvarstėm, ten važinėjom į vairius seminarus ir galvom, taip ir gyvensim. Kaip pora, saviugda. Ir dar vienas dalykas, kad Rūta turėjo mergaitę. Aš turėjau mergaitę, kuri kaip tik buvo kokių gal 5 metukų, kai Mindaugas atėjo į mūsų gyvenimą. Ir aš taip džiaugiausi, kad jinai jau truputėlį paaugus ir aš esu jau, pagavus tą tokį vaibą, kad galiu biškį ir išeiti ir išvažiuoti. Ir man kažkaip... Tau irgi nesinorėjo tokio, kaip sakyt, grįžti tą, kur tų mažų vaikų. Tai įdomu bus paklausyti, kas pasikeitė pas tave. Man atrodė, žinok, vyrai. Tai... Galvoju, užtenka man tų vaikų ir dabar vyras jaunesnis 10 metų, ar tikrai čia reikia pradėti kalbėti apie vaikus. Aš jau buvau pavargus nuo tų santykių, galvoju, bus nuotykis. Tu buvai nuotykis, Mindaugai. Man irgi buvai nuotykis, tai čia prašau neįsivažiuoti. Tai jisai buvo nuotykis, kuris tęsiasi maždaug 5 metus ir ta situacija pradėjo keistis kažkaip. Mindaugas labai susidraugavo su mano pirmąja dukterim, jam labai gerai sekėsi integruotis ir aš jo tokius, kad jisai galbūt galėtų būti fainas tėvas, aš jau pradėjau matyti tada. Tu labai kantriai ten krapštydavai su jie, ten to žibintus darydavai darželiui. Ir aš tada kažkaip į jį žiūrėdavau ir man taip... Aš tai iškart mačiau, kad tu esi labai faina mama ir aš kažkaip tikrai nebuvau matęs tokios mylinčios mamos, tai aš kažkaip šitą mačiau, bet aš... Suprantat, kame yra, kad mano šeimoje tai jau sesuo turėjo 2 vaikus, tai pas mane iš šeimos nebuvo tokio didelio spaudimo, kaip dažnai būna, dėl ko vaikų žmonės mano. Tai man tas kažkaip
o pačiam man iš vidaus, nebuvo tas svarbu, man atrodo, aš kažkaip norėjau tos. Tu buvai toksai... Vėl vaikiškas. Jo, Mindaugui, kad ir buvo 3-5. 30. Tada jau 30 buvo. Ai, apie 30 buvo, nesvarbu čia. Aš kažkaip neskaičiuoju tų metų, nežinau, kodėl aš labai prastai metų. Tada jau apie 30 ir kažkaip, taip ir, ir nenorėjau. Ir mano draugė, kuri matydavo ateitį, sakydavo, šitas tai visiškai netėviškas materialas, su jo jokio šanso, sako, tu ten pati auginsi tą vaiką ir man jinai visą laiką perduodavo tokią viziją, nes jinai atseit matydavo ir sakydavo, Rūta, ne. Tai aš kaip ir, jisai didelio irgi nerodė kažkokio noro. Ir mes taip ir galvojom, kad taip ir gyvensim. Taip, galvom, kad taip ir gyvensim ir galvojom, Mindaugas norės kurti verslą, mes čia dar kelis metus turbūt pasitrinsim kartu ir tada jau kai bus taip. Aš į tave, žinok, per daug vilčių nedėjau, aš tau pasakysiu. Žinai, ką aš irgi. Tai vilčių nedėjom, bet tada laikai keitėsi ir mūsų tas artumas augo ir mes pradėjom suprasti, kad mums tiesiog labai gerai sekasi kartu. Nesvarbu, ką mes... Jau mes gyvenom kartu. Tai čia mes einame tą, kas pasikeitė, kur buvo tas lūžio momentas, kada mes pradėjome eiti į tą galbūt pabandom ir kaip tas ėjo per įvairiaus, tokius emocinius šokus ir skausmus papasakosim. Tai pradėjom. Tai kas tau pasidarė? Nes, užbėgam įvykiam iš žagių, kad Rūta buvo ta, kuri inicijavo šitą pokalbį ir šitą visą procesą. Tai aš dar kaip ir... Man atrodė, kad gal man ir nereikia. Gal jam ir nereikia. Jisai sako, nebus, tai nebus. Bet... Mes kalbėdom apie tą temą. Mes visada labai atvirai kalbėdom, sakydavau, tai tu nori. Jo. Ir tada kažkaip man pradėjo taip dėliotis galvoj, kad aš su šitu vyru turbūt būsiu ilgai. Ir man tada pasidarė baisu. Aš galvoju, jisai užsimanys vaikų dar po kokių 3 metų, bet tada man jau bus kokie, nežinau, ten virš 40 ir bus labai labai sunku susilaukti. Ir aš galvoju, ar nebus man po to taip, kad aš tiesiog prarasiu vyrą, kuris man labai patinka, kurį aš esu įsimylėjus, dėl to, kad aš patingėjau. Tai tu norėjai mane pririšti su vaiku? O tai kokia čia naujiena, žinai? Aš galvau, tauresnės priežastis. Iš baimės yra, kad pririšti. Bet aš atsimenu, kai aš užsimaniau savo pirmos mergaitės, tai man buvo grinai toksai... Kolingas. Aš eidavau ten vaikščiodavau po hipermaksimą ir tai pamatydavau kokią moterį su leliuku ir man taip atrodydavo visa mano sistema, sako, kad kaip norėčiau aš tą jausmą. Aš gal vyras, bet mano gyvenime nebuvo tokių jausmų. Tai kadangi panašaus jausmo nebuvo šį kartą, tai tas buvo daugiau toksai loginis sprendimas. Aš galvoju, jam reikės to vaiko, po kokių 4-5 metų ir paskui mes turėsim apie tai daug kalbėtis ir aš turėsiu vis tiek jį išleisti kažkur ir man ta mintis atrodė, kad tu ten eisi kažkur kitur, nes aš tau kažko negaliu duoti, mane žiauriai taškė. Galvoji, kad mes išsiskirsim dėl to, kad... Žinai. Nežinau, man tuo momentu tikrai taip netrodė, bet čia... Taip. Ir mes pradėjom tą kelionę iš tikrųjų, tai mes, kaip sakyt, kaip ir apie bet kurią temą, ar būtų vestuvės, ar ten sužadėtuvės, ar ten pinigai, mes kalbam apie tai ir, ar tau svarbu, ar ne, kodėl svarbu. Ir mes, tas buvo čia kelių mėnesių, gal 14 mėnesių toks procesas ir mes, nusprendėm pabandyti. Kai augo meilė, kai stiprėjo tie santykiai, man pradėjo darytis labai įdomu, koks būtų mūsų vaikas ir taip po truputėlį, aš taip labai norėjau, man taip, kas iš mūsų tas meilės gautųsi. Ir aš atsimenu, kai buvau... Bet mes jau verslą turėjom kartu, tai jau verslas, tai ne vaikas, Mindaugai. Ir man kažkaip labai patiko viena moteris, kuri man, autoritetas yra, jinai sako, jeigu vyro ir moters santykiai faini, tai jie kuria formas. Ir iš jų tada, iš to santykio, žinai, iš tų dviejų energijų susikuria formas. Ir aš pradėjau galvoti, man atrodė, kad verslas jau yra gera forma mums. Tai kadangi ta meilė augo, man pradėjo taip, tikrai tai pradėjau norėti vaiko, pradėjau norėti jo vaiko, bet ar tas pradžioj buvo taip inicijuota baimės ir visokių loginių sprendimų, tai greičiausiai jo. Man vieno vaiko pilnai užteko, kad aš išgyvenčiau tą motinystę ir jeigu nebūtų atėjęs į mano gyvenimą naujas vyras, tai aš tikrai nebuvau iš tų, kurie galvoja, kad reikia sesutės.
tada prasidėjo. Ir mes nusprendėm, aš tai daugiau mažiau taip į gyvenimą, žiūriu gal, o kodėl ne? Kodėl ne, gal ir pabandom. Kai moteris užsidega, tai ir vyras tada užsidega. Vyras iš tikro perima moters tas emocijas ir tos norus jos, ypač jeigu ją myli ir padeda jas realizuoti, tai ir mes pradėjom. Ir iš tikro pradžiai buvo... Kas? Buvo good. Iškart Rūta labai greit pastojo. Labai greit pastojo ir mes... Rankom trinam, aš net negalvojau, kad viskas bus taip paprasta. Aš žinot, kaip daug metų geriau kontraceptinius ir man ten keli gydytojai sakė, o jeigu tu nutrauksi, tai tada reikės kokių metų 2, kad tavo kūnas išsivalytų. Ir mes tai buvom nusitikę, kad čia pasiskaičiavę, kad čia apie 40, dabar pats laikas. Ir tada mes pradėjom gaudyti tas ovuliacijas ir pradėjom krypti tą kryptim. Ir tada aš, kaip Mindaugas sakė, labai greit pastojau. Labai greitai. Ir tada buvo, Jo, aš iš tikrųjų džiaugiausi, man buvo labai smagu, kažkai yra tame tikrai kažkokio tokio... Toks naujumo pojūtis, kad va čia mes Aš džiaugiausi, tikrai džiaugiausi ir man tas buvo, tada ten ir apsiskelbiau, ten tevam, kažkaip... Ir tas laikas ėjo. Ir kas tada įvyko, kad šitas gal nesmagus momentas, kad aš išvažiavau į Klaipėdą. Ir kažkaip ten kokia gal pirmą nakties, aš sėdžiu prie kompo, Rūta skambina man, kad viskas važiuoja į ligoninę. Tai buvo nesmagu, nes jau buvo pilvukas, tai pas mane aš visai jau džiaugiausi. Ir kažkaip naktį man ten pradėjo mausti viską, pradėjau jaustas visus ženklus ir dar atsimenu, taip nefaina buvo, pas mane miegojo kamutės draugė. Tai aš jas greit supakavau, atvažiavo greitoji ir mes išvažiavom. Ir tada, žiūrėkit, aš buvau tokiais baltais forbačiais ir jie visi buvo raudoni, bet taip konkrečiai. Tai ten lašas, vienu žodžiu, buvo žiauriai prastai ir aš buvau su 2 mergaitėm. Ir tada atvažiavo Mindaugas tiesiai iš Klaipėdos. Tėvai jau žinojo. Klinikas nuvažiavau ir tada viskas, kaip ir persileidimas. Tai buvo... Paskui buvo keletas nesmagių tokių, procedūrų, ar ten reikės dar papildomai kažką daryti, ar ne. Bet aš labai stipriai nusimušiau ir tada, nežinau, kokius gal 3 mėnesius mane tą temą nelabai ir domino. Ir viskas. Jūs jaučiate tą energiją turbūt iš mano balso, aš grįžtu į tas prisiminimus. Ir viskas buvo. Paskui, dabar sutrumpinsim tą istoriją truputėlį, po to buvo dar 2 tokie kartai. Panašus, bet jau, kaip sakyt, po 1, 2, toks jau... Paskui, bet ten anksčiau buvo negu 10 tos stebuklingos savaitės. Paskui būdavo, aš pastoju, nusiunčiu ten jam testo nuotrauką. Bet jau... 2 kartu mes jau taip labai atsargiai džiaugiamės, 3 kartu jau niekas nesidžiaugia, nes buvo neaišku, kas bus. Ir tada aš pasidariau labai pažeidžiama kaip moteris ir prasidėjo mano kelionė, kas su manim negerai serija. Tada mes sutikom gydytojus, kurie sakė, ko tu nori, čia senas kiaušidės, ką tu padarysi. Tada pradėjau aš eiti, pas tos visus, kurie ten duoda... Magai. Žolelės. Tada prasidėjo osteopatai. Ir aš... Užbėgant už akių visiškas oras, tiek vieni, tiek kiti ir tokia visiškai jokios praktinės naudos, apart kažkokio tokio... Astrologai, Marsas atsidaro, Marsas užsidaro. Žvaigždės nesutampa, tai mes per tokius ėjom ir buvo toks, Keli tūkstančiai eurų išėjo visiškai oriškai. Ir aš kažkaip dabar iš šalies žiūrėdama matau, kad aš buvau tiesiog labai pažeidžiamas, taiga pasidarėm desperatiški, to vaiko pradėjo, to vaiko reikėjo žiauriai tada, už tai, kad ir man jau įsijungia, kad... Tai mes iš tikrųjų ėjom per šitą visą ir buvo paskutinė, aišku, stotelė, tai buvo dirbtinis apvaisinimas ir mes linktojom, aš jau turėjau ten atsidėjęs pinigų šitam dalykui ir kažkaip ėjom pas gydytojus, aš tikrinausi Rūtą ir taip ilgas 2 metų procesas, nes mes net vlogą įrašėm. Mes kažkada buvom padarę vlogą su visa kelionė, bet dabar man atrodo aš ištryniau, nes ten tiesiog... aš kažkaip man visi iškerpa kokią dalį ir sako, papasakok daugiau apie šitą ir aš kažkaip nenoriu, ten kas 2 dieną eiti tos jausmus,
dabar, man atrodo, praėjo daug metų ir aš taip sustiprėjau ir aš žinau, kad jūsų tarpe yra daug merginų, moterų, kurios eina per panašius dalykus, tai jūs drąsiai galit man parašyti, nes aš žinau, ką reiškia būti visam tam tokiam košmare. Bet jo, tuo laiku, kai mes darėm tą vlogą, paskui papublišinom, jisai dingo todėl, kad aš gaudavau labai daug žinučių į tą temą ir aš buvau nepasirengus apie tai taip išsamei kalbėti. Dabar aš jau geresniam stoviu ir man kažkaip, žinot, kai nueina į praeitį, vėl kitaip jauties. Taip, tai mes taip ir paskui kažkaip netikėtai buvo 4. pastojimas. Aišku, mes ten per daug nieko nesitikėjom ir tiesiog kiekvieną dieną tas būna toks laukia, ar viskas bus gerai, ten tikrinės. Aš atsimenu savo tokį, kad dabar negalvosiu ir apsimesiu, kad nieko nėra. Vėl tas testas, vėl tos juostelės, žinot, gerai, dabar aš vėl laukiuosi ir apie tai negalvosiu. Ir aš bandžiau, taip, žinot, prašoktą motinišką instinktą ir primest, kad, kaip jau bus, taip. Taip. Ir mes tada labai kantriai laukiam tų 3 mėnesių ribos, kada galima nueiti ir pasitikrinti, padaryti tyrimą ir tada, žinot, suskaičiuoja, ten NIPT toks yra tyrimas ir tam tyrime ten atskleidžia, ar viskas gerai. Tada buvo karantinas. Juodas laikas. Bet aš ką tik noriu pasakyti, kai turi tiek persileidimų, tai tada pradedi galvoti, kad gal pas tave kažkas negerai yra. Paskui pradedi galvoti, gal ten, žinot, kažkokia liga galėjo būti ir dėl to įvyko tas persileidimas. Tai va, tai dabar mūsų buvo per 4. nėštumą turbūt buvo tikslas, kaip galima greičiau įsitirti, pasidaryti brangius, stiprius tyrimus, kad aš galėčiau savo galvoj patikėti, kad šį kartą vėl vatuoji nebus to pačio, per ką aš jau praėjau, nežinau, tikrai nemažai kartų. Tai buvo karantinas. Karantinas, prastas laikas, vyrų niekur neįleidžia, gydytojai irgi tenai su klaustuku realiais ir ten buvo toks, kad reikėjo mums pasitikrinti. Tos tyrimus daryti ir mes suradom vieną gydytoją, kuri dirbo kažkaip savaitgalį. Nuvažiavome į Klaipėdą, mus tikrai taip sunkiai priėmė. Jeigu atsimena tos karantininius laikus, tai su tom kaukiam visi ir ten nieks prie nieko nenori. Aš dar atsimenu, išleidau Rūtą ir manęs tai neįleidžia, sėdžiu prie mašiną ir ten, bet kažkas lyg tai buvo pasidarę, ne? Kažkas buvo, kad mes turėjom dar net nuvažiuoti pasitikrinti. Jeigu taip labai paprastai, tai kažkokių tokių mini pakraujavimų visada būdavo ir niekad būdavo neaišku, ar jie tiesiog pavirsi persileidimą, ar jie kažkaip tiesiog, ir aš stoviu prie lango, ne? Jo, aš ten šalia žiūriu ir Rūta, toks labai dramatiškas, tas, tai prie lango, užuolaida atsidarius to, žiūri mane. Jo neįleido į vidų. Tokia akės truputį nuverktas, aš sėdžiu mašiną irgi pergyvenu, tai toks, nesmagus tas karantininis buvo nėštumas. Ir čia ta gydytoja, žinot, jungia man viską ir aš matau visą tą leliuką, matau, kaip plaka širdelė, ten rašinėjau kažką Mindaugui ir mes taip pasidarėm, aišku, po to tyrimus. Jinai sako, viskas gerai, aš čia išeinu, Mindaugui sakau, yes. Ir viskas gerai ir parodžiau tas nuotraukas ir kažkaip gydytoja man davė labai daug vilties, kad viskas bus gerai. Aš pasidariau tyrimą ir turėjau ateiti po 10 dienų ir ar nėra ten Dauno sindromo, ar ne, ir ten daug labai visokių tyria ligų. Ir tas turėjo visiškai mane atpalaiduoti ir prasidėti kažkoks naujas periodas. Ir čia buvo gal vienas tokių įsimintesnių, skaudesnių įvykių mums, kai mes nuvažiavom paskui prie jūros Klaipėdą ir kažkaip vaikščiom ir einam link mašinas ir prasidėjo jai. Viskas. Ta prasme, sako man, viskas eina. Viskas. Tai mes dar nebuvom net spėję išvažiuoti iš Klaipėdos ir aš vėl tik pradėjau jausti, kad viskas. Ir aš taip atsimenu, man šitas kažkaip momentas, skambinam gydytojai, kad reikia vėl priimti ir kažkaip važiuojam, Rūta sako, Dieve, prašau, tik tai ne taip, kažkaip tas buvo labai toksai skaudus momentas ir mes nuvažiavam. Bet kraujo jo buvo daug, toks, kur jau atrodo, kad vėl kelionė į tą patį. Jo, tiesiog, aš taip jaučiu, kad aš sėdžiu ir tada pasitęsiu tokį maišelį kažkokį ir galvoju, okei. Jo. Tai šiaip netaip mūsų tą gydytoją priėmėm. Aš jai sakau, ar man vyksta dabar persileidimas. Ir jinai sako, ne, tau persileidimo nevyksta. Tiesiog ten ar buvo kažkas... Gal per daug pavaikščiojom, kažkas buvo tokio. Bet... Niekad nežinai, ar tu pati neinicijavai, gal per ilgai pavaikščiojai, gal kažką padarai. Tai va, ir paskui jinai sako, nieko, tiesiog
Žinai, ten yra labai daug visokių medicininių dalykų, į kurias aš neįsiu šiandien, bet ten gali būti kažkas viduj, kas tiesiog ten, žinot, tai gimda auga, ten kažkas pasislinko, kažkokia puslytė, gal jinai susprogo. Kad nėra kažkokių didelių tokių dramatiškų dalykų. Ir viskas, ir kažkaip paskui... Ir kažkaip aš einu į tą kabinetą, sakau, turbūt viskas gydytoja. Jis sako, aš pažiūrėsiu dar kartą ir žinai, fedžioja ir mes toliau matom tą plakančią širdelį ir kažkaip tada... Jo. Tai va. Tai po to visko buvo toliau. Toks įtemptas laikas. Ir kitus, taip kokius 5-6 mėnesius aš eidavau pas gydytoją maždaug kas 2 savaitės pasitikrint, ar plaka ar ne. Kitą laisvą laiką googlindavau ir bandydavau išsiaiškinti, ar tas nuolatinis kažkoks kraujavimas, ar jisai reiškia, kad kažkas blogai. Tai mes, kol nepamatėm savo dukrytės, tai mes iki galo taip ir nežinojom, kas gali būti. Aš tik tai sėdėdavau pas gydytoją ir sakydavau, kiek dabar šansų, kad nieko nebus. Ar jau dabar arčiau to, kad tikrai nebus. Ir viskas, ir taip stumėmės maždaug kas 2 savaitės. Tai aš nenorėčiau šitą pakartoti. Tai va. Tas procesas, jisai iš tikrųjų labai yra skaudus. Šiaip, bet, ačiū Dievui, viskas buvo, gavosi puikiai. Jo, paskui gimė mūsų Kamelytė. Aš nežinau, galim apie šitą, kas toliau vyko, kaip vyko ten gimimas, iš tikrųjų irgi labai daug prikurta tokių lūkesčių, kurių tu lauki, kažkokių jausmų, bet kaip ir jų nebūna. Bet galim dabar nesiplėsti ir gal šitą sekančiai temai palikti. Mūsų šito podcast'o tema buvo nėštumas, kad, žinot, kad kiekviena iš porų ar ten iš moterų eina per tam tikrus etapus. Iš pradžių norim, paskui tą norėjimą sąlygoja baimės, paskui tas nėštumas vėl apipintas gali būti ir nerimo, ir streso, ir savęs kaltinimo. Mūsų tikslas šiandien buvo papasakot, kad kartais, žinot, tie norai ateina, kartais... Motyvacijos būna ne pačios tauriausios, kaip turėtų būti. Bet kažkaip vis tiek gyvenime viskas susidėlioja. Tas gerai iš tikrųjų. Gyvenime vis tiek viskas susideda taip, kaip turi būti, darom kaip galim geriausiai, gaunasi taip, kaip gaunasi. O kad, žinot, man atrodo, kad ten, užsimaniau, gavau ten kažkokį vidinį vaibą, tada viskas praėjo labai sklandžiai, man atrodo, čia daugiau yra gal toksai... Knygose. Arba kaip daug metų praeina, sakai, gerai buvo viskas, nežinau. Tai mes tokie pat kaip ir jūs. Jeigu tu eini per panašų procesą, tai žinau, kad turi mano visas simpatijas, nes aš žinau, kas tas yra, Mindaugas irgi žino. Ir man atrodo, kad tai, kad mes apie tai kalbamės, jau labai palengvina visą... Galbūt kažkam, padės suprasti, kad, nėra čia kad ne jūs vieninteliai per tą einat ir kad su jumis viskas gerai. Viskas gerai. Šitoj vietoje... Paspauskit, patinka ar prenumeruokit, jeigu patiko, parašykit komentarą ir tiesiog, kad mes jaustumėm jūsų vaibą, kas jums patiko, kokių jūs temų galbūt norėtumėt, kad tai tas mums svarbu, tai mes skaitom komentarus, atrašom, palaikinam. Tai labai... Ir mes su Mindaugu svarstom, ar mums tęsta tėvystės, motinystės temą, nes iš tikrųjų tai šiuo metu jau mergaitai mūsų 3,5 metukų, kitai 15, mes kiekvieną dieną kūrėm ryšį ir bandom kažkaip, fainai gyventi su tais paaugliais, su leliukais. Tai jeigu jūs mus paskatinsit komentaruose, tai mes prie šitos temos sugrįšim ir dar su malonumu pasidalinsim su jumis. Tai jeigu būčiau žinojęs, kad tai bus faina su Kamelytė, tai aš būčiau jau ir anksčiau pradėjęs. Tu užsimanęs anksčiau? Man atrodo, neabejotinai. Gerai, atsisveikinam ir ate. Ate.